Gyvenimas tai permainų ir pokyčių procesas. Gyvenimas tai pakilimų ir nuosmukių procesas. Ir daugelis žmonių, baigdami savo kelionę šioje žemėje, daro išvadas, ką jie padarė ne taip, suprasdami savo klaidas, bet metai praėjo, laikas prabėgo. Jau tai vyko ir atrodytų, nieko nebegalima pakeisti. O žmogus jau baigė savo gyvenimą visą tai suvokdamas ir, kaip daugelis sako, manydamas, kad keistis jau per vėlu. Ne, niekada niekam nevėlu. Ir kaip sako Luis Andrė filme Mūsų židinys, niekada nevėlu pradėti viską iš naujo. Tai ir mano rekomendacija jums. Jei jūs aplankys šis suvokimas ir supratimas apie savo klaidas, šiandien, kaip tik dabar, suvokite jas ir pradėkite viską iš naujo. Kokiu būdu? Pradėkite elgtis su žmonėmis taip, kad jų širdise atsirastų atsakas, kad gautumėte atgal būtent tai, ką duodate kitiems žmonėms. Darykite tai sąmoningai. Darykite daug gėrio, kūrybos, klestėjimo. Nereaguokite aštriai į kai kuriuos procesus, nerodykite savo egoizmo, kai kuriuose egoistinėse situacijose, kurių dabar visur pilna, pasistengkite suvokti savo klaidas. Būtent mintise paprašykite atleidimo visų tų žmonių, kuriuos kažkada įskaudinote, kuriuos įžeidėte mintimis, žodžiu, veiksmais, nesvarbu kaip, juk ką darote mintise, tai vyksta ir tikrovėje. Pradėjus šį savo gyvenimo atnaujinimo procesą, prasidės jūsų evoliucijos kelias ir būtent taip, tai vyksta subtiliojoje plotmėje. Jūs pradedate spindėti aukštesnėmis sąmoningumo vibracijomis, stenkitės padėti žmonėms, pasistengite savo pavyzdžių parodyti, kaip tai daryti teisingai. Didžiausia šios planetos yda yra aukščiausios filosofijos ir gryniausios dvasinės moralės trūkumas. Čia savo planetoje jūs neturite teisingų tarpusavio santykių ir teisingo gyvenimo supratimo. Daugelis žmonių gyvena kaip medžiojami vilkai. Jie stengiasi ne gyventi, o išgyventi. Daugelis iš tikrųjų tik išgyvena šioje žemėje ir jei jūs visą tai suprantate dabar ir pradedate gyventi harmonijoje, supratime, meilėje, priėmime, tai būtų gražus pavyzdys, kai į agresiją reaguojate gerumu, į apgaulę giliu supratimu ir situacijos priėmimu, kai savyje išreiškite tą dieviškumą, kuris yra kiekviename iš jūsų, įsivaizduojate, kaip pasikeistų gyvenimas ir jums visiems būtų gera. O tai dauguma sako, jei mano kaimynas, tai ir aš taip elgsiuosi. Ne, bet jūs būkite pirmi šiuose teisinguose savitarpio santykiuose, šioje žemėje ir šiame gyvenime. Kai žmogus palieka šį pasaulį, daugelis sako, kad reikia išpažinti, teisingai išspręsti savo situacijas ir taip toliau. Jei tai daroma tik kaip ritualas, tai neatneš naudos. Tačiau, jei žmogus savo sieloje, savo sąmonėje supranta savo klaidas ir iš tiesų atgailauja, net niekam apie tai nesakydamas, padaro teisingas išvadas, jis padeda naujus pamatus kitam gyvenimui. Taigi, tai tikrai svarbu ir labai reikalinga. O tik šiaip atlikti ritualus nėra prasmės. Jis nieko neduos jūsų gyvenime, jūs ir patys jau nekartą to įsitikinote. Atgaila yra jūsų sielos būsena, į kurią kiekvienas iš jūsų atsišaukia iš tikrųjų, visiškai jos nevaidindamas. Noriu jums pasakyti, kad vaidinti dvasingumą yra didžiausias nusikaltimas pačiam sau. Pradėkite viską iš naujo. Tegu niekada nebūna per vėlu pradėti iš naujo. Jei dabar supratote savo klaidas, nesvarbu kokio jūs amžiaus, pradėkite gyventi teisingai. Ir tada, kai ateis jūsų valanda palikti šį pasaulį, jūs pereisite išgrynintą sąmonės būseną, nes paskutiniai metai, paskutiniai mėnesiai, net paskutinės žmogaus gyvenimo dienos prieš jam išeinant, atlieka svarbiausią vaidmenį kitame įsikūnijime ir pomirtinėme gyvenime.